sakė, aš tiek atsimenu, kad mama klausė savo prosenelės, kol jie nebuvo gyva, pasakė, kad jie skaičiavo su pirštais. Su pirštais, taip? Elinga? Man tėtis sakė, kad skaičiavo su skaitliukais. Su skaitliukais, tai jau čia visai nesenai ir dabar dar kai kas naudoja skaitliukus, taip? Skaičiavo su pagaliukais ir akmenukais, o kartais su pirštais. Ir su pirštais dar kažką spėjo sužinoti? Seniau, kai nebūdavo degtukų, skaičiuodavo su pagaliukais, kai atsirado degtukai, tai su degtukais. Su degtukais, taip? Audinga? Kartais su pirštais, o kartais su pagaliukais ir akmenukais. Tai čia visai nesenai tas buvo, taip? Man tėtis sakė, kad jie gyvendavo prie jūros su kriauklėm arba pagaliukais ir ant olos brėždavo. Brūkšnelius, taip? Brėždavo pagaliukais ir taip skaičiuodavo. Taip, Pauliuk. Akmenukais ir tėtis sakė, kad skaičiuodavo. Su akmenukais, taip? Danielė? Mama sakė, kad skaičiuodavo su didelėmis pėdomis. Viena pėda 20 colių, vienas colis 10 linijų, viena linija 2,54. 50 maždaug. 1 metras, nes Domantas kaip tik laiko liniuoja. Prieisiu tai. Tiesiai, tiesiai. 2, 3, 4, 5, 6. Vienodas. Julytės sprindis mažesnis. Jūsų? Oskaro, nuo ko priklausė? Nuo ko priklausė? Nuo pirštų.